Skambino pagal skelbimą, radau čia ieško darbo. Taip, ieškau. Žinokit, yra toks darbas, ta prasme, radioaktyvių atliekų likvidavimas. Čia yra prie Gariūnų netoli. Iš atominės elektrinės dabar šiuo metu mums siunčiamas yra toksai metalo kiekis ir reikia jį likviduoti, ta prasme, jums bus suteikta apranga, visas purškimo mechanizmas ir atlyginimas būtų 2800 litrų į mėnesį. Kad aš Kaune gyvenu. O jūs nedomintų, tarkim, aš jums išnuomačiau čia Vilniui kažkur netoli prie Karoliniškių butuką kažkokią, arba galėtumėt su draugu ir ta prasme, jūs galėtumėt dirbti. Ir nuvežimas, atvežimas čia nekainuotų jūsų darbo pinigėlius. Nebent kitą mėnesį išeis, nes šį mėnesį nieko negaliu labai išvažiuoti iš Kauno. Kas ten jūs, mafija spaudžia? Ne. Dar turiu labai su tėvais derinti viską. Dėl išvažiavimo nuo kito mėnesio aš jau būsiu kaip pilnametis ir tada aš jau galėsiu tikrai išvažiuoti pats. O tai ne, man trukdo biškį. Aš tai pilnametis tapau 12 metų, žinai. Kad kažkokia kaimynė Rasa tokia su kasytėm atbėgdavo pas mane labai dažnai, žinai. Sako, Tomai, sako, einam pasisupsim ant karuselio. Aš sakau, ne, ant lovos pasisupsim. Nu tai matai, pasėtant kažkai kraujai nuėjo, žinai. Sako, nu tu vyras, blėt, močintojas. Tai va. Nebent aš duosiu žinę. O jūs, aš galėčiau jums parašyti žinutę, ar galėčiau ar ne? Nu, žinokit, labai skubiai ieškoma žmogus yra. Jeigu jūs suspėtumėt per pusvalandį kažkaip parašyti žinutę, tai būtų gerai. Gerai, nes ieškomas labai skubiai, nes čia likvidavimas yra labai skubus, metalas keliauja. Ta prasme, purškimas yra, o žinot, čia labai rimtas dalykas yra. Tai suprantama. O atlyginimas yra konkurencingas. Taip, visai padorus, aš sakyčiau, nes labai. Ne, nu tai 2800 čia nėra, čia tik pradžia yra. Po to, kai pajusit, kad sveikatą šlubuoja, tai jis kils iki 5000. Aišku. Tai va. Tokie reikalai, jeigu ką, pasukit, nes suprantat pats. Čia yra su cheminė medžiagom darbas, tai rimtas. Suprantama. Gerai, tai tiek norėjau, jeigu ką, pasukit. Gerai, iki visų.